1942 metais Suomijos valstybė pradėjo vykdyti tokią programą, kuri vadinosi Raitis Tamiku. Ir šia programa buvo siekiama, kad visą sausio mėnesį Suomijos armijos karininkai nevartotų alkoholio ir taip pat buvo apskritai siekiama kovoti su priklausomybė nuo alkoholio, kuri išaugo karo metu. O toks kaip šiuolaikinis jau reiškinys Dry January atsirado 2013 metais Jungtinėje karalystėje. Tai istorija buvo tokia, kad 2011 metais viena britė moteris vardu Emily Robinson nusprendė užsiregistruoti vasario mėnesio maratonui. Ir kad geriau jam pasiruoštų, jinai nusprendė, kad visą sausio mėnesį apskritai atsisakys alkoholio. Ir rezultatais tikrai buvo patenkinta, jautėsi daug geriau. O vėliau, 2012 metais, Emily Robinson jinai įstojo į vieną organizaciją, kuri vadinosi Alcohol Change UK, kurios pagrindinis tikslas buvo siekti mažinti alkoholio žalą visuomenėje. 2013-aisiais Emily kilo idėja, jinai tapo tos idėjos ambasadorė ir tai buvo Dry January, sausas sausis. Ir būtent tuo metu žmonės buvo skatinami visiškai atsisakyti alkoholio visą sausio mėnesį. Tai tais metais 2013-aisiais tame renginyje Jungtinėje karalystėje dalyvavo apie 4000 dalyvių, bet po to kasmet tas dalyvių skaičius vis augo. Ir šiandien šis reiškinys yra gerai žinomas visame pasaulyje – Dry January.